Jeigu tu ko išsigandai, tau visada padės policija. I like. Žinai šitą dainą? Ne. Aš žinau. Grupė Sportas. Grupė Sportas. 02 02 02 911. Jeigu tu ko išsigandai, tau visada padės policija. Uspokojся. Taip sako? Ne. Tai va, šiandien mūsų tema yra policija. Aš šiandien esu panašiausiai policininkė, nes esu su žalia bliuskele. Pati apsirengiau nedorą. Neblogai. Tai va, mes turėsim svečių šiandien labai gražią policininkę. Ana? Matai? Gerai? Gerai, tai kaip pavyzdys reiškia. Ponas Saulius jau kurį laiką ją kabina, galite parodyti. O kokį pusvalandį ten pasakoja, o ten aš ten turėjau, vežimas man pravažiavo per kelią, aš ten turėjau staigiai sukti ir neaišku, kas kaltas. Aš nekaltas, reikia sakyti. Gal čia, aš tai tikrai negaliu būti kaltas. Nu, jau ponas. Kaltas. Tai ką darysim dabar? Gerai, tai jeigu tu jau sugalvojai tokią temą, tai galit vatarižą, galim papasakoti apie jos susidūrimus su policininkais. Buvo tave uždarę į areštinę? Į areštinę, ne. O Jezu, o Bet tave? mane išvietė per mano gimtadienį. Paskambino, sakė, Silvija Vilkaitė, taip. Užsičiaupė. Prisistatykite, prašom, į komisariatą. Kodėl? Atvarau užsigandusiuose gimtadienis. Galvoju, bayeris. Chebra bayerį iškvietė. Taip. Atvarau į komisariatą. Prisėskit, prašom. Prisėdau. Nurašinėjo duomenis nuo paso, žinai, tipo, tarp kitko su gimtadieniu. Toliau nurašinėjo aš taip. O ten, kaip atsimeni, kai apie kaimą aš ten kažkada pasakau, tai ten, žinai, muštynės ten vyko, aš ten buvau nukentėjusioji biški, tai mane iškvietė liūdėti, žinai. Biškinė aš čia buvai. Jo. Tai iškvietė liūdėti, žinai, ir sako, kaip ten kas buvo, viską papasakau, sako, tai vis dar jūs norit būti nukentėjusi. Sakau, sako, teisingai darot, nes daug važinėti reikės jums į tą Jurbarką, ten dažnai, ten nesąmonės. Tipo, va taip pat. Tai toks mano ir susidūrimas. Aš esu susidūręs nedaug kartų, bet man pirmą kartą aš susidūriau 8 klasiai. Vieniai. Ne, aš ėjau namo ir atėjo, o mano mokykla yra šalia stoties, tai ten, koks ten, 4 gal komisariatas? Jau stovėk dar. Ir sako, laba diena, nusiimkit kepurę. Nu, nusiėmiau tą kepurę. Sako, o gerai, einam. Ten jie atpažint bandė, o aš toks trumpais plaukais tada buvau beveik plikas. Sako, gerai, tinka. Ir aš galvoju, O jeigu dabar mane atpažintų, Bet net pažino. Bet tu buvai nieko nepadaręs. Ne, bet vis tiek tikriausiai ne. Tai čia buvo pirmas susidūrimas. Po to Rygoj vieną kartą iškvietė mentus, nes aš grojau gitarą ir dainavau, ten dainą rašiau. Tai iškvietė kaimynai, atėjo, bičas sako, radio vyključi. Čia mano buvo didelis komplimentas. O po to jau, tai dabar tai daugiausia kelių policija. Bet aš niekad kyšių nemoku, tai žinai, jiems ten. Moka baudas visą laiką? Na, aš ne. Vieną kartą labai tupai mane pagavo. Moka baudą. Vieną kartą, aš 6 balus turiu, nestabdykit manęs. Mes pasiekėsim. Jo, Vytai, ateik. Koks tai vardas? Vytautas. Vytas ar Vyta? Malonu. Mano, kaip stipriai. Aš turiu tau klausimą. Kokį klausimą? Kas įtakojo tavo pokytį, tavo muzikiniai karjerai? Kodėl tu taip iš muzikantų Aš šiaip atėjau, matai, tau būtų nusprendę nemuzikuoti, aš tave perzinti. Kodėl, žinai, tik O baigiai jūs karjerą. muzikantas? Ai, ne, šiaip tik tai, kartais. Jisgi Pabalalaiko. buvo pas mus apie vestuvės laidoj. Dainavo Tas tas. pat. Oi, ašgi labai nemėgau tenai tų vestuvių muzikantų. Draskėsi jau, aš ten mergaitė. Aš ten, galvoju, kodėl neatsimenu. Tai sėsk. Dėkui. Va tu kaip vestuvių muzikantas. Taip, Nuolat gerintis ir važinėjantis girtas už vairo. Buvai prigautas policininkų? tiesą sakant, ne.
O buvo už ką? Nes nevairuoju grįžtant niekada. Ne? Jo, tai ne, mes iš tiesų... Pasilieka nakvoti tenai, kad gal nuskil, žinai, per... Nu, esame iš tų, kurie, negeriam, tiesą sakant, kai dirbam, tai negeriam. Tai čia vienas iš tų. Gal tie senesni jie mėgsta. Nu, tu truputį meluoji, kadangi mes atsimenam... Nu, ten buvo išskirtinis atvejis. Prieš keletą mėnesių mūsų laidoje Vandenį. Ten vandenį geriam juk. Sol į vadičką. Tai čia nesiskaito jau. Tai va. Taip ir gyvenam. Skaito, sako, tai kaip skaitosi, įsivaizduoji? Ne, bet tai aš manau, kad nereiktų apsiriboti, tai žinai, gerimais ir kelių policija. Taip. Kartai, žinai, mūsų policininkam tenka ir žiauriai nemalonus darbas, kaip pavyzdžiui, ateit paskambinti į duris ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, jūsų sūnus žuvo. O, jas. Taip. Tai, žinai, tai čia ne toks, kad labai dieną parodykit dokumentų, žinai. Šiaip reikia tvirtybės turėti, žinai, tokius dalykus pranešinėjant. Pupiu, aišku, žinai, čia buvo. Žmonės iš tikrųjų, kaip yra labai daug žmonių, kuriem policija padeda. Tai nėra, tai yra neigiamas reiškinys, ne? Mes tai esame pripratę galvoti, policininkas tai čia bus jau tas s žezlam, zakustom. Nes labai daug ten žinai. Labai daug žmonių. Vakar važiuoju iš Rygos į Vilnių. Tadlačkonių kaimas Panevėžio rajone. Baltas ženklas, žiūriu, iš tolo žiūriu, ten tokie kontūrai. Tolimas įjungiau, stovi tikriausiai. Pristabdyti. Numečiau prie Talačkonių, žinai, įvažiuojant, ten iškart greitis turi krist pusiau. Ir aš tik įvažiuoju ir jie taip užsidega. Tik įvažiuoju. Nepagavo, žinai, aš juos pastebėjau prieš tai, bet būčiau įvaręs, labai sunku iškart numest greitai, jie gali tave pagauti. Bet tokie pagavimai tai yra iš tikrųjų, jie karo keliuose nestabdo. Dabar čia ta karas keliuose, kaip jūs manat, kolegos, ar tai čia yra gerai ar blogai? Draugai, mes tiesiog gal būkim. Nu, čia tai. Ne, mano nuomonė, kadangi aš esu tas cinikas, skeptikas, kaip ten vadina mane, neatsimenu. Tai aš galvoju, kad tai yra, iš vienos pusės yra gerai, nes labai daug durnių užsimuša. Bet ar nereiktų pavadinti, pats pavadinimas, ar jis yra geras? Nes lietuvių karas tai jau reiškia kariaujam. Reikia kovoti. Tai nereiktų pavadinti, ar nereiktų pavadinti taika keliuose? Tai tokia teorija irgi egzistuoja. Man kažkas sakė, kad kai išgirsta tas reklamas, kad ar tu esi alergiškas eglišakiams, tai iškart jungia 5 pavarą ir greičiau važiuoja. Čia skaudami tema, nes... Žuvo keliuose. Įsivaizduoji? Ką? Per dieną 3 žmonės. Tarš keliuose aš ir viskas. Jo, mes galėsime paklausti mūsų viešnios, kokia yra statistika. Aš atsimenu kažkada, kai mes darėm, kai mes perdrausdavom ten visą civilinę atsakomybę mūsų, tai mes turėjom iki 300 mirčių, man atrodo, per metus kažkas tokio. Ar 300 milijonai gyventojų, kažkas tokio. Bet mes turim vieną didžiausių, ta prasme... Tai pagal savižudybių mirčių keliuose tai pirmaujam Europą. Nes aš, pavyzdžiui, už tai pagavo tave išgėrusi, tai neteisės, o automobilį. Laisvės atėmimas, tai Latvija yra, tai, man atrodo, 10 dienų. Bet kaip pas mus ir planavo, žinai, buvo planuose, tipo, atimti automobilį, kad jeigu, žinai... Tai kitą nusipirks, taigi mašina kainuoja mažai. Žinai, biškai brangiau kainuoja negu teisės. O jeigu laisvės atėmimų kaip Amerikoje padaryti, Tai po to būtų labai daug išsisukinėjimų. Turto nereikia prievartauti dėl to. Turi būti laisvės atėmimas, paprasčiausiai. Jeigu važiuos, kai dabar priimtas su kita mašina galima važiuoti. Tai aš pasimsiu tavo mašiną, varysiu tavo mašiną, mane stabdys. Tavo mašiną atimis. Bet tai tada tavo iš ko tu pasiskolinti. O tau kas iš to? Tau duos galvon, sakys, Šitas geras pointas yra labai. Bet iš tikrųjų tavo automobilis nėra kaltas, kad tu esi girtas. Ne, bet jeigu tai yra tam tikra prevencija, nes teisų atėmimas jis nebėra. Tu sakysi, klausyk, viršininkas, aš tau atiduosiu kitą. Šitą pasilieku, duosiu tau savo kitą mašiną. Žmona, atvežk Moskvyčių garažą. Persėdi. Šitą nesąmonė visiškai. Taip negalima, ne? Kaip Vytai tu galvoji? Aš irgi sakau, čia nelogiška visiškai.
Aš dar rašau. Durnių sumažėtų, nes jie kol susirastų su kuo. Antrą mašiną nusipirktų, lietuvis kaip ir telefonų turi 5 per dieną nenusipirks bent ramiau, žinai, mėnesį. Manau, čia net nepasteisinti. O tu galvoji, čia truputį nukrypstant nuo policijos ir taip toliau, tu galvoji, kad pavyzdžiui žmogus atsisėdęs į BMW keičiasi? Man atrodo, kad jie pasikeičia kardinaliai. Nu čia yra jo, draugas kažkas sako, aš kažkaip prieš kiek metais lankiau, jis sako, kai važiuosi, būk atsargus, jeigu matysi BMW, tai praleisk. Kodėl aš taip kažkaip, panalizavau, iš tiesų, tai jie važiuoja tai truputį kitaip. Tai va, tai iš tikrųjų dabar rašau tokią temą, čia aš dar studijuoju, deviantinis elgesys Lietuvos keliuose. Tai va, tai man šitą temą tai tokia, neaktuali iš tikrųjų, tai aš dėl to ją domiuosi. Sakau, jeigu žinot, kas yra deviacija. Ne. Žinom. Tomas žinos. Nukrypimas. Tai va. Tai iš tikrųjų labai įdomi Ir tema. tu pastebi tą tendenciją, tavo regresija parodė, kad BMW vairuoja žymiai kitaip. Tai. Yra čia ta teorija. Aišku, nėra nei patvirtinta. O koks tyrimas, paaiškink man. Deviacija? Ne. Koks yra tavo tyrimas? Tu žiūri, kaip važinėja žmonės ar kaip? Taip, kadangi aš studijuoju... Ar tu imi atkarpą kažkokio kelio ir filmuoji ją 5 kartus per dieną? Tai bus, žodžiu, kadangi aš studijuoju sociologiją, tai man įdomus yra, kaip 8 amžiaus grupė kažkokia. Gal kažkiek paliesim kažkokias... Jo, apklausą, kad padarysim tyrimą šviesmės, kai pažiūrėsim, kokia pozicija yra tų, kurie padarė avariją, kodėl, pavyzdžiui, sėda, ar prigėręs. Tai tu tokį kokybinę studiją darai, o kiekybinę tai jau darys tie bičiai, kurie buvo pas mus prieš keletą dienų čia ar prieš. Ir kas ten buvo? Statistai tokie, statistika studija. Reklama. Tai va.